Sveiki, šiandien yra kovo 23 diena. Tai yra diena ketvirta, prasmoktų valandų skaičius 4,5. Pradėsiu. Taip, mokytis jau baigiau, tai dabar parodysiu, ką išmokau. Taip, tai šiandien, kaip sakiau, diena ketvirta. Tas pats Harvardo kursas jau trečdalį perėjau. Tai šiandien, ko mokiaus, tai yra testuoti ir ištaisyti erorus. Tai kai atsiranda kažkoks eroras, mes galim kažkokį vėlui priskirti tam erorui. Ir tuomet pradėjome mokytis libraries. Tai būtent bandėme random library, statistics ir system library. Dabar parodysiu. Taip. Tai čia šitam number.py failę galim matyti, kai mes testavom patį erorą. Čia galim matyti, kad main funkcija yra, kad mes paklausim, koks yra x-as. Ir tuomet išprintinam, kad x-as yra tas, ko žmogus paklausė. Tai get integer funkcija yra čia. Ir jinai sako, kad infinite loopas. Ir mes infinite loopą vėliau čia returnam, kai žmogus gerai rašo. O jeigu yra value error, tai reiškia, kada vartotojas rašo ne tą vertę, kurią turėjo įrašyti, tai mes pesinam, vadinasi, kad sugrįžtam prie to pačio klausimo. Tai galim tą pabandyti. Python. Paklaus, koks x-as, ir jeigu mes rašom, pavyzdžiui, brūkšniuką, mus vėl paklaus x-as. W ir kol mes neįrašysim, pavyzdžiui, -2, tai yra integer sveikojo skaičiaus. Toliau klaus. Tuomet generate.py, tai čia buvo su random biblioteka dirbom. Čia turime pasirinkimą iš kortelių ir naudojam shuffle funkciją iš random bibliotekos. Ką tai padarė, kad šitam liste kortų jis paima kortą, jie išprintina, o šitą funkciją tas kortas sumaišo randomly. Generate.py. Prašau Python parašyti. Tai va, čia dabar sumaišė, kad man čia pirmas jackas, o čia pirmas queen. Average mes naudojam statistics, tai čia gan paprasta, čia tiesiog vidurkį išprintina pasirinkto listo. Šitą nebandysiu, nes čia jau šitą bandžiau. Ir tuomet name.py tai yra su sistema. Šitas gan įdomesnis. Galim iš karto ir pabandyti. Tai ką jis daro? Dabar matom, kad išmetė tokia kaip ir, per ifą patikrino ir kad nepakankamos sąlygos, tai too few arguments. Galim pavadyti, kad jis importina system library. Tuomet jeigu duotų argumentų skaičius va čia pačiam terminaliniai yra mažesnis negu 2, kas čia ir buvo, jis rašo too few arguments. Ir kodėl mažesnis negu 2, nes name.py yra iš tikrųjų pirmas argumentas. Ir čia ką mes darom, tai mes šitame liste, kurį žmogus inputina, mes pasirenkam vieną nuo šito, kad šitą neprintintų failo pavadinimo, tai mes tada renkamės vieną, nes pirmas šitas yra 0 pažymėtas. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, dabar rimgudas. Taip, tai šitą dabar neišprintino kažkodėl. Taip, pabandykime. Taip, kodėl neišprintino, nes čia buvo -1 paranktas, tai vadinasi, kad ima antrą nuo pradžios ir prieš paskutinio galo, tai kadangi buvo 2 argumentai, tai vadinasi nieko negalėjo paimti, nes nieko nebuvo per vidurio. Dabar jeigu turim, kad 3 argumentai, tai neima pirmo argumento ir neima paskutinio argumento, ir galas, kad čia išprintino rimgudas. Taip, tai šiandien tiek. Mokymosi tęsiu rytoj.